Sveiki, aš esu Raimondas, o čia mano nuostabi mažoji šeima. Sveiki. Ir mes kraustamės į Kiprą. Kodėl sakom, kad gyventi? Nes tai nebus tipiška viskas įskaičiuota kelionė. Nebus jokių kambarių tvarkytojų ir gulbių lankstytojų. Ir maistą ruošiamės patys. Visą kelionę organizuojamės patys. Užsisakėm bilietus per Ryanair. Užsisakėm apartamentus, ne per Booking.com. Visas išlaidas sumuosim tokias kaip skrydis, nakvynė, maitinimas, pervežimas. Ir palyginsim, ar pigiau yra viskas įskaičiuota, ar keliauti savarankiškai. Ryanair bilietai iš Kauno į Pafosą pirmyn atgal, 2 lagaminai dideli, 2 mažiukai, kainavo 535 eurai. Apartamentai. Kings Holiday Apartments 2 savaitėm kainavo 800 eurų, tai savaitė gaunas 400. Sakau savaitėj, nes viskas įskaičiuota, savaitėj dažniausiai skrendam, tai skaičiuosim kiek savaitėj kainuos, ne viskas įskaičiuota kelionė. Pervežimas. Pervežimo dar neturim, tai patikslinsim kitam video. Ir maitinimasis, bet tas išlaidas tikslinsimės kiekvienam video, nes nežinom kiek išleisim ir ką mes ten norėsim valgyti. Kaip atsirado ta idėja važiuoti, gyventi į Kiprą? Iš tikrųjų jau anksčiau kažkada buvom sugalvoję ir iškėlę tokią mintį, kad tiesiog važiuoti ne į viskas įskaičiuotą kelionę, o tiesiog patys bandyti išgyventi užsienyje. Tiesa, jau esame buvę Kiprė 2019 metais. Tuo metu keliavome su mano tėvais ir mano broliu žmona. Tai norėsit tą seną 6 metų kelionę galite pažiūrėti. Jeigu žiūrit ne per televizorių, tai paspauskite čia nuorodą, o jeigu per televizorių, galėsite pamatyti nuorodą šio video pabaigoje. Taigi, kodėl Kipras? Dar prieš skrendant į Egiptą buvome sužiūrėję tokį variantą, kad keliausime ne viskas įskaičiuota. Tai pasižiūrėjome visas galimybės, kur galima iš Lietuvos nuskristi, į kokią pietų šalį. Ir pagal kainą išsirinkome Kiprą. Ne tik pagal skrydžių kainą, bet pagal ir apartamentų nuomą. Pigiausi apartamentai ir skrydis buvo būtent į Kiprą. O apie apartamentus irgi yra atskira istorija. Jau nusipirkus bilietus į Kiprą, dar prieš skrendant į Egiptą, jau buvau nusižiūrėjęs apartamentus, kurie man tikrai patiko. Mano buvo reikalavimai tokie, kad iš balkono matyčiau saulėlydį, nes žinau, kad toj vietoje Kiprė labai gražus yra saulėlydžiai. Tai tikiuosi, kad ir šį kartą mums pavyks jų užfiksuoti ir pamatyti. Tai va, tai nusižiūrėjau apartamentus pas Andželą už labai neblogą kainą ir galvojom, kad viskas pavyks, kai pradėsime organizuotis kelionę. Bet nusipirkus bilietus prasideda visokie nesklandumai. Andžela apartamentus nuomoja ne per Booking.com, todėl reikėjo su jie susisiekti tiesiogiai. Bendravimas buvo labai sunkus, kaina buvo žymiai išaugus, kas mums pradėjo labai liūdinti. Bloga komunikacija, dėl to pradėjom ieškoti kitų apartamentų. O pasirodo, už tokią kainą, kokios mes norėjom, apartamentų Kiprė surasti yra pakankamai sudėtinga. Bet 2 maždaug savaičių bėgyje mums pasisekė ir mes susiradome Kings Holiday Apartments per Booking.com, bet juos išsinuomavom ne per Booking.com, o susisiekė su jais tiesiogiai. Idėja buvo ta, kad nuomotis tiesiogiai, kad išvengti mokesčių per Booking.com ir gauti apartamentus pigiau. Tai tie apartamentai kainavo beveik 1200, o mes juos išsinuomavom už 800. Ilgai dėrėjomės ir galų gale jie sutiko. Buvo labai gera komunikacija su jais, dar pavyko užsisakyti pas juos ir pervežimą iš oro uosto į apartamentus. Tai tokia istorija, oras Kiprė maždaug toks, bus stabilus 23. Tai laukiam nesulaukiam kelionės. Jei pažiūrėjote į galą, paspauskit like,
paspauskit subscribe, kad nepraleis sekančio video, o taip pat mus galite sekti Instagram, TikTok, nes ten dėsim trumpus epizodus ir tie trumpi epizodai jūs pasieks greičiau negu mūsų YouTube pilni video. Tai ačiū, kad žiūrėjot, sutiksime netrukus.